ten vėlai pasibaigia, nu gal ir nelabai vėlai. Nu kur vėlai? Taip, atsiprašau, gerai. Atvažiuoju su tokiais pilvais, po 3 mėnesių. Gerai, taip. Su Ciza buvau medžiokliai, dabar regeneruotis man reikia nuo medžioklės, ne, palauk. Dabar, kaip ir minėjau, Valančiūno klausimas, jis dar yra gan karštas ir atviras, gal net įdomus, todėl paspekuliuoti galima įvairiai ir to peno duoti ir jums žurnalistai. Jeigu Pačėsas išeina iš rinktinės, atiduodu savo Humelio 100 eurų. Aš dar iš Daiko gal gausiu kokį 100 pem. 100 pem? Nu tai čia dylas, aš nežinau. Ko dar gali daugiau tikėtis? Nori medžiok. Aš nemanau, kad Birutis yra prastesnis centras už tuos jūsų minėtus. Aš nemanau. Tai jie turi tik tą statusą, o Birutis mes turim mums labai patinka Echodas ir mes turim iš ko reikia. Iki tol, tai po podcast'o ten 2-3 savaitės, tai galėjai galvoti, ką nori. Po kurio podcast'o? Po Pačėso? Po pačio pirmo to. Tai sakyčiau gal Čeponio. Ne. Palauk, kad ten pas Čeponį... Ai, ne, pas Čeponį. Ne, pas Langvinį. Pas Langvinį, ką aš meluoju, čia tiek buvo, aš jau nebesigaudau. Na, paskui Pačėsas pas Čeponį sakė, aš jau viską pasakiau. Jei visi žinotų, kaip man tai gal baigtų kritikuoti.